Nesvarbu, kaip pasakysiu. Svarbiausia, ką iš tiesų jaučiu. Vika, norėjau pasikalbėti. O aš nenoriu klausyti, palik mane ramybei. Kas tau daros? Tu tokia pat landė kaip Mija. Sakysi, kad nežinai, jog Mija buvo nuėjusi į mano namus šniukštinėt? Nešniukštinėt. Nuėjo nesidavė myli ir nori tavim pasirūpinti. Tikrai nešniukštinėjo. Tada perduok jai, kad Dievo nemyli, tegul nesirūpina, tegul man leidžia kvėpuoti. Ne, Vika, ateik. Norėjau pasikalbėti, atsitiko didelė nelaimė. Kas atsitiko, dietą nutraukiai? Kas tau daros? Klausyk, atsitiko du svarbus dalykai, du rimti dalykai. Apie ką kalbi? Vakar Mija grįžo nusiminus, net verkė. Negirdėjai? Ne, vėlai nuėjau miegot. Ir dar šis tas. Prisimeni Felės dėžutę, kur aš laikiau? Ne, Felė, papasakok apie Miją. Noriu apie dėžutę pasakyti. Ten buvo pinigai už loterijos bilietus. Ne, Felė, papasakok apie Miją. Ne, Tomai, čia mus gali pamatyti, čia daug žmonių. Jei tavo tėvelis neprieštarauja, koks skirtumas? Atsiprašau, kad sutrukdžiau. Žiūrėjau, jūs man pasirodė, kad vienas kito nepaleidžiat. Gal jūs vienas kitam patinkat? Na, mudu su Pilara... Ne, mudu... Mums reikia padaryti nebaigtus darbus. Ne, kodėl manai, kad mes vienas kitam patinkam? Ar ne, Tomai? Reikia tvarkytis. Aišku, dirbkit. Ko nors norėjai? Ne, dirbkit. Pilara, kodėl nenorėjai pasakyti, kad mes draugaujam? Gėdijas manęs? Ja, kvailiok, kaip galėčiau gėdėtis mokyklos gražuolio? Tai kodėl? Per draugauju su Sale. Nenoriu, kad Sale sužinotų. Kodėl? Dar klausi, žinai, kokie jie? Bet ką padarys, kad tik mus išskirtų? Jau pamiršai anoniminius laiškus? Jau įsiaiškinom. Bet to, kaip besimelintų, į manęs neapgaus. Nusiramink. Aš pavydžiu. Na gerai. Tu man bučkis skolinga. Gerai. Man jau taip pagailo, kad taksi nuvežiau namo. Vargšelis, ar ne? Vargšelis? Tas vargšelis ant tavęs užgriuvo ir pabučiavo Morisą. Žinot, kodėl jis taip daro? Jam kelių varžtelių trūksta, jis nepilno proto. Todėl toks drąsus, žinoma. Tikrai. Palauk, su tuo vaikinu. Javieru. Su Javieru susitikai prieš susitikdama Diegarpo. Ne, nei taip, nei taip. Diegas neatėjo. Kvailys, kaip jis drįsta nepasirodė, Tasilas. Tu išdrys. Pribaiki. Ei, tu mane ne tik apgaudinėjai, bet ir pakvietęs nepasirodai. Ką dar iškrėsi? Pati liepėjai neįt, raštelį palikai. Nieko aš tau nepalikau. Palikai ant lovos. Nieko aš tau nepalikau, Diegai. Ten tavo rašysena. Nežinau, rašysena ne mano, nes aš tau nieko nerašiau. Palauk, čia tu atnešiu, palauk. Kas sakė? Toliau meluoja, kaip visada, toliau meluoja. Labas, labas. Ruošiuosi išeiti, nesirūpink. Mija, palauk. Tiesą sakant, atėjau su tavim pasikalbėti. Juk žadėjai daugiau su manimi nesikalbėti. Atsiprašau, atleisk man. Nežinau, elgiaus kaip tikra kvaiša. Tu norėjai man padėti, o aš tave apšaukiau. Viskas gerai. Pamirškim. Nesirūpink. Ne, Mija, nepamiršiu, reikia pasikalbėti. Žinau, kad man dabar sunkus metas. Man negera. Tik nežinau, ar turiu jėgų apie tai kalbėti. Nesuprantu, apie ką tada nori pasikalbėti. Nežinau, tu ką nors papasakok. Kodėl vakar verkėjai? Iš kur žinai? Nesvarbu. Svarbiausia, kaip tu jauties. Susipykai su Manueliu? Ne. Ne, Manuelis nekaltas. Aš kalta. Aš kalta. Aš niekam tikus. Iš manęs nieko gero.
Aš kalta. Ne, Mija, kodėl taip kalbi, neverk. Mes ruošiamės pirmą kartą pasimylėti ir... Kas atsitiko, negalėjai? Ne, aš norėjau. Jis negalėjo. Nežinau, kas jam atsitiko. Gal nenorėjo? Nusiramink. Nežinau, kodėl. Visada aš nenorėdavau, supranti? Jis visada norėjo. Dabar nieko nesuprantu. Man sunku suvokti, kad jis... Tikrai negaliu suprasti. Visada aš nenorėjau, o dabar nenorėjo jis. Nusiramink. Gal Manuelis... Gal jis taip tave myli, kad susinervino? Taip dažnai būna, Mija, tikrai būna. Tik ne jam, supranti? Tik ne jam. Nežinau. Tikriausiai ne aš tau turėčiau apie tai kalbėti. Ne. Aš seksą suprantu ne taip kaip tu. Niekad nesu atsidavus vyrui iš meilės. Todėl nemanau, kad man reiktų apie tai kalbėti. Geriau pasikalbėk su kitu žmogumi. Su kuo? Su kuo man kalbėti? Aš nieko neturiu. Tėvelis neturi laiko manęs išklausyti. Pasikalbėk su Sonija. Marisa, nepatikėsi, visą kambarį išieškojo, raštelio nėra. Galiu paaiškinti. Raštelio nėra, nes aš nieko nerašiau Diegai. Netikrai radau. Neaiškink, vis tiek nepatikėsiu, tu melagis. Marisa, galim pasikalbėti ramesnėje vietelėje. Turėjai progą ramiai pasikalbėti, bet neatėjai, nesisibailys. Taip bent, kas atsitiko laimingai porelį? Pablai, nesikišk, ne tavo reikalas. Nežinau, apie ką kalbat, bet tu teisus. Gali nutilt, ligonį. Ei, Pavla, ateik čia, Pavlai. Ką čia veikia, tėveli, kas atsitiko? Paaiškink, kas vakar vakare su Javieru atsitiko. Nieko ką. Javieras, tas vaikinas, kuris vienas vaikščiojo po mokyklą mirtinai išsigandęs? Tas Javieras. Kodėl manęs neklausėjai, Pavlai? Liepiau juo pasirūpinti. Galiu paaiškinti, tėveli, viskas buvo ne taip. Einam kitur pasikalbėti. Tikiuosi, sugalvosi, kaip paaiškinti, kodėl vakar palikai Javierą vieną, kitaip pasigailėsi. Laukiu Dunofo kabinete, gerai? Gerai. Tėvelis tavęs laukia kabinete. Užmušiu tave. Marisa, jau beveik laikas. Ką žadu daryti? Pamiršau jiems pasakyti apie varžybas. Pamiršai pasakyti? Kalbant apie varžybas, kas atsitiko? Nepasakoju? Jis sugalvojo, kaip mums grįžti į varžybas. Tikrai? Labai gerai sugalvojau. Klo. Tau reikia bėgti pas tėvelį. Nerzink, pasakau. Sukvies visus. Tikrai? Tikrai. Kitaip būčiau negyvas. Jos mane būtų vietoje pribaigusios, jei būtų supratusios. Tikriausiai tu teisus. Aišku, teisus. Kiekviena pora draugauja savaip. Mudu slapstomės kaip maži vaikai. Vargšė Marisita bando įveikti nusivylimą. O Mija ir Manuelis. Angelėliai. Jie tikriausiai skraido po debesiais. Ką turi galvoje taip sakydama? Papasakok. Savaime suprantama, mielasis. Tikriausiai pradėjo mylėtis. Ne, nekalbėkime apie tai. Daugiau nenoriu girdėti nei žodžio, supratai? Ne, nesupratau. Patraukit rankas. Kodėl dabar toks nepatenkintas, ypač leidai? Visai ne. Taip. Aš jai daviau teorinį leidimą, bet iš tiesų nesiruošiu su to taikstytis, man būtų per daug. Dėl Dievo meilės. Kodėl? Negaliu sutikti, kad Mija... Ką, kad taks normalia moterim? Nieko negirdžiu.